komentarai, kur jūsų komentarai. Lievas video. Tikra tredalinė. Puiku. Geras video. Nu, aš neturiu laiko, aš per daug užsiėmęs esu. Aš tiek nulaikinu prie kompo, kad neturiu laiko net... Gerai pagalvojęs, su viena sąlyga gal aš sutikčiau sugrįžti į virtuvę ir atidaryti 3 sezoną. Bet ta sąlyga tokia, nu ką žinau, tokia gal ir juokinga. Vis tiek norite išgirsti. Norėčiau, kad dabar man čia už durų stovėtų, nu, 2 panelės, tiks ir 2, ir ant popierinių rankšluostėlių būtų užrašyta noriu valgyti, o ant kito ryčka. Ir dar būtų fainai, jeigu būtų, nu, ne, šitą nutylėsiu. Užtektų 2 panelių ir servetėlių vienkartinių, ant kurių parašyta noriu valgyti ryčką. Ir tada iš karto atidarau naują sezoną, filmuoju savo laideles, keliu į YouTube'ą, jūs žiūrit, būnat patenkinti. Bet čia tikriausiai taip nebus, čia tik ryčkos fantazijos. Kas? Ar aš tai tikrai matau? Neįmanoma, čia tiesiog neįmanoma. Kaip gali už mano durų stovėti 2 panelės ir su vienkartiniais rankšluostėliais ir parašyta noriu valgyti ryčką? Tik kas per stebuklai čia vyksta? Eik tu savo. Ne, susikaup ryčką, neverk. Viskas gerai. Kvėpuok. Na ką, jums pasisekė. Ryčka grįžta. 3 sezoną. Pasisekė. Gerai, ateinu. Banger. Banger. Labą dieną, aš Gerda, aš Eilė. Tai va, šiandien mes esame pas Richardą namuose ir mes šiandien švenčiam Halloweeną. Ir 3 sezono atidarymą. Ura! Tai va, mes Eglė studijuojam socialinių mokslų kolegai. Kūrybos ir pramogų industrijos kartu su Richardu. Deja, svariukas. Tai va, mes šiandien pagaminsim labai daug, netgi 3 receptus su minimaliais intro, pamatysit. Todėl žiūrėkit iki galo. Ir, kaip ir Gerda minėjo, tai bus Halloweeno pusryčiai. Turi paskutinius žodžius. Variukai ant kiaušinukų. Ką? Pastebėjot, manau, bus... Aš invalidė. Bus variukai ant kiaušiukų. Ant kiaušinukų. Ant kiaušiukų.
Gerai. Variukai ant kiaušinukų. Tai pirmiausia, mums reikia kiaušinių. Virtų svarbiausia. Ir juos Tiks ir vyrų kiaušiniai, ką galim pasakyti. gal šito nedėkime. Galim dėti, Tai juos prikolas. pirmiausia reikia nulupti, kas dar nežino. Tai va, lupant kiaušinių. Mano mažai, kas sako, kad aš nemoku lūp kiaušinių. Pažiūrėsim, ar tai ar ne. Va, sekantis momentas, kad jau nusilupot kiaušinius. Juos reikia perpjauti pusiau. Perpjaunam pusiau. Vertikaliai. Mes nesis. Nebūtinai. Nu, jo. Ir išimti trynius atskirai. Išimti atskirai. Juos reikia sutrint, susmulkint. Va, gausiu dar kiaušinį. Iški per maža lėkštutė. Kiaušinių niekada nebus per daug. Kaip kam? Tai va, triniam reikės manezo, druskos ir stipiriukos. Tai, manau, maišyt mokėsim, atitinkamai sudėti irgi, kiek reikės tos masės. Taip, aš per mažai įsidėjau, bet nieko. Tai va, žiupsnelis pipirų, bet kadangi pas mane pirštas storė, aš nemoku žiupsnelio. Tai neprivaryk dozės. Aš turiu stėvynę. Nu, tipo užteks. Ir tada druskytė. Kažkiek. Pagal skonį. Man užteks. Nes, kaip ten sakoma, kuo daugiau druskos, tuo labiau myliu. Oi, tai lamba, reikia privalyti daugiau! Bet ne, sugadinti skonį. Tai va, antras dalykas, ką reikia daryti, tai perpjauti alyvuoges pusiau. Ir tai bus variukų kūneliai. Kaip kūnelis be kojelių. Ja. Čia visos leškos. Beveik kaip Kokia tu tavo. pastabi? Beveik kaip tavo iš tikrųjų atrodo. Tai čia gerdant kiaušinio vadinsis patiekalas, o ne variukai. Va, imam baltymą. Ir maždaug šaukštelio dydžio, aš neturėjau šaukštelio, tai dėjau šakutės dydžio trinių masę. Jūs gražiau padarykit negu aš, bet aš stengiuosi, kiek aš galiu. Tai va, dabar ant šitų kiaušinukų nutupia variukai. Nusileido. Su savo siūlais. A kaip tie siūlai vadina? Siūlai. Nu. Manau, tai ryčka nusileido. Pavalgyti jau. Čia ranka iš viršaus. Dar ne. Laukiu dar 2 receptų. Ir taip visus kiaušinius Papuošti. variukais. Volia, štai turi mūsų variukus. Skanaus. Aš tavo, tu mano, kol žvaigždės kris. Aš tavo. O, Tavo paskutiniai žodžiai. bandelės mumijos, da. Tau reikės Tai va. Mes darysim mumiją, dėl to mums reikia struktuotos be mielės, be mielės tešlos. dešrelių. Ir mes aplink dešreles labai lievartai nefilmuoja pačios. Jo, eik filmuok apačią. Okay. Atinu. Nes jie nematys, ką jiem reikia daryti. Ok, čia yra kas? Čia yra dešrelė. Ok. O čia yra dešla. Dabar man vaikau. Vaikau. Gerai. Eičius kaip žudikė.
O tą tešlą reikės prismaigti prie dešrelį? Ne, tai tiesiog apvyniauti. Ir viskas? Kiek aš supratau jo. Bet tai man atrodo, kad... Nu, pabandom. Ir vyniojam tešlą ant dešrelės. Go, dešrelė, go. Go, dešrelė, go. Čia yra lavonas. Wanna be on Čia yra vata. Ne, oi, ne vata. Kokia dar vata? Tešla. O čia yra lavonas, o čia yra tešla. Nu tai gerai mes... Valgom lavoną įvyniotai tešlom. No. Ne. O ant dešrelė yra lavonas. Kaip tas vadinas? Bintas, va. Čia yra bintas, čia yra dešrelė. Galvoju, sakysiu drop. Tai dabar dešrelė į bintą, o ne lavonai. O ne lavonai į bintą. Žodžiu, Gerai, keliau. šiandien dešreliai pasisekė. Jinai rado kuo apsirengti. Ne taip kaip moteriškės. Neturi kartą. Ne, jų nekankina klausimas. Ką veikia? Ką apsirengti man šiandien? Ką dešrelė? No shit. Tai va, dabar Reikia ištepti skardą sviestu. Sviestu. Todėl, kad nėra kepimo popieriaus. Jo. Šiaip realiai nėra skirtumo, nes yra sviestas, todėl imkit, ką turi šaldytuve. Jo, ir dabar guldykit mumijas į jų lavoninę. Kapavietės. Kapavietės dėl lavonės. Zombiai ne kapavietės. Tai čia mumijos, ne zombiai. Tai jie savo sarkofagę turi gulėti. Aš matau dešrelės. Ir šaukime į orkaitę. Kiek laiko? Kol iškeps? Kol iškeps, reikia žiūrėti pagal situaciją. Pagal tešlą. Pagal tešlą. Pagal tešlą. Jinai Įkaitint apie 180 laipsnių reikia torką. Nu, ta prasme, tešlainį, kišk tešlą. Jo, tave iškepė? Taigi jau šiaip tau. Štai mūsų mumijos. 6. Nu. Tai kiek akių. O kodėl jos tokios didelės? Tam, kad tu paklausai, kaip Čia išpasakoti kaip viską. Šitos akis man labai patinka, ta prasme. Jos vienoda. Čia kaip tas pasakymas apie akis, tavo akis kaip žvaigždės, viena aukščiau, kita žemiau, tai čia tokia tas pats, viena didesnis tam. Jinai net neatrodo kaip jums. Tai dabar griebėm kitą receptą. Darom, skubam. Linksmieji burgeriai! Nom. Labą dieną. Galima čia pas jūs. Aš tavęs laukiu. Ką? O Dieve, kaip gera. Gal atsargiau? Gerai. Ar jūs galima latyti išburti? Ne. Kodėl ne? Tik iš tiek kelią sukoriau. Jeigu atspėsi, kas yra puodynėje, tada išbursiu tavo ateitį. Turi? Prispėjau. Agurkas. Deja. Nu, šiandien bus sekmadienio kiaušinė. Ne. Tau liko paskutinis spėjimas. Nu, aš labiausiai mėgstu. Nu, tai linksmieji burgeriai. Tu žinai, kad tai nuo to priklauso tavo dydis? Žinau. Tai va, gaminsime dabar seklę linksmuosius burgerius. Kaip matėte, Storulis išnešė mūsų bandukės, bet jis grąžino atgal. Taip kad работает. Tai va, išpakuota bandelė. Dabar bandau išpakuoti sūrį.
Šitas receptas visai lengvas, ne? Jo, tik nelengva daryti. Jo, aš pastebėjau, kaip valbėdžiu čia. Paguodės tai superinės iš tikrųjų. Galit komentuoti čia. Čia buvo gerda. Čia va bus rūžavas liežuvis. Tu tai trik sūdį. Nes man nelabai Aš sekasi. galiu suvalgyti. Tu nevalgyk, atsidaryk. Ant burgerio pagrindą uždedam Dešrytę. dešrytę, Dešrytę. kuri imituos liežuvėlį, ale tipo. Tada Iš pasiemam sūrio iš sūrio. padarom ale dantis. Jo, dantis. Pieniniai dantis. Mažyliai. Va. Ant viršaus dedam bondelį. Galva. Gulačką. Kulačkai. Gerai atrodo. Ir vėl darom. Pas mus čia japonas, ar pas kinus yra tas ekstra siauras. Pas japonas. Ne, pas visų. Tiesiog rytiečiai. Jo, pas rytiečius. Rytietiški burgeriai. Čia iš viso, čia biški diskriminacija, aš nesutikčiau su šitą frazę iš tikrųjų, bet... Nes jie supiktų, kad jie turi agurkinius antakius. Gal ne antakius, O čia antakė raikis. čia akis ne antakis. Oi. Tai va, jau turim 2. Reikia lėkštis. Dedam vieną linksmą į burgerį. Gerda prie to pačio. Jo, tai čia paliek trečią ir aš tai va. Lauk, lik man čiurkos akis. To išmuš. Tai va, kaip matote, mes pagaminame labai skanius, nenuleis burgerius, linksmuosius, voriukus ant kiaušinukų. Ir svarbiausia, mumijos. Jo, su mano iškrypėliškom akim. Vieną didesnį, kitą mažesnį. Tai va, mes labai linkim smagaus Helovino iš tiesų. Skanaus maisto. Smagaus, aišku, iš to video žiūrėjimo. Tikimės, kad jums patiko mūsų vaidybiniai sugebėjimai. Žinoma, mes labai tikimės, kad jūs ir pasigaminsit šitą maistą. Tai va, sveikinam su 3 sezono darymu labai Richardą. Tikimės, kad pagamint daug skanių valgyt, kad leis mum atėjti pavalgyt. Ne tik gamint, bet ir valgyt. Tai va, kaip tam pagal scenarijų? Laikinkit, subscribe-kite. Komentuokite, vertinkite. Ir dalykite su draugais. Ir žvenkite. Linksmo Helovino. Cheap perfume for a small they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and